Šiandien laidoje matysite. Pasakosime apie Dariaus ir Girėno aerodromą, kokias negandas aerodromui teko patirti ir koks jis yra šiandien. Šitas aerodromas yra pats didžiausias ir reikšmingiausias ir vertingiausias, manyčiau, kuris veikiantis, kuriame yra viskas tam, kad jisai būtų gyvas. Taip pat pasidžiaugsime puikiu aviamodeliuotojo Donato Paužuolio pasirodymu F3P pasaulio čempionate Strasbūre. Pasidalinsime įspūdžiais iš čempionato. Kaune aerodromas, dabartinis Dariaus ir Girėno vardo, suvaidino, reiškia, Lietuvos gyvenime pradžioje kūrenčias ypatingą reikšmę, kadangi jauna valstybė, kuriai truko labai daug ir pradėjom ją kurti nuo pat pagrindų, nuo plyno lauko ir šalia viso kito, reiškia, atstatymo, visų, reiškia, kitų problemų, reiškia, Lietuva jau tuomet, aš sakyčiau, pajuto moderniojo gyvenimo reikalavimus. Norime jums pristatyti ypatingą vietą Lietuvos istorijoje užimantį Dariaus ir Girėno aerodromą, kuris išgyveno pakilimus ir nuosmukius, tačiau išliko vienas svarbiausių istorinių paminklų Lietuvos aviacijos istorijoje. Kauno Dariaus ir Girėno aerodromas yra seniausias veikiantis aerodromas Lietuvoje ir vienas seniausių veikiančių aerodromų Europoje. Turbūt nedaugelis žino, kad dar 1915 metais čia buvo pastatytas 240 metrų ilgio angaras, kuriame glaudėsi didžiulis Zeppelin kompanijos dirižablis. 15 metai, pirmas pasaulinis karas, vokiečių kariuomenė puola Kauno tvirtovę ir po 11 intensyvių kautynių dienų Kauno tvirtovė krito ir Kaune pasirodė Vokietijos kariuomenė. Atsitraukiusią rusų kariuomenę toliau buvo vokiečių kariuomenės atakuojama ir tam reikėjo aviacinės paramos. Ir 15 metų rudenį, spalio mėnesį, Kaune buvo parinkta vieta pastatyti 2 angarai aeroplanam, kaip tuo metu vadinau, ne lėktuvam, bet aeroplanam. O pietiniai daliai 15 metų spalio mėnesį atvykusi dirižablių angarų statytojų komanda pradėjo statyti dirižablių angarą. Ir 16 metais, vasario mėnesį, dirižablių angaras buvo pastatytas ir atgabentas pirmasis dirižablis LZ-86. Kuris toliau, žinoma, dėl blogo pavasario, jisai negalėjo skraidyti nuo vasario mėnesį, visi skraidymai prasidėjo tik tai balandžio mėnesį ir balandžio mėnesį skraidydami į rytų frontą, į geležinkelį bombarduodami Rezekne, Molodečnas, Daugpilis, Minskas, išmetė 14 000 kilogramų bombų. Ir jo šito dirižablio likimas tragiškas. Sekančiais metais, 16 metais, jie bombarduoja naftos telkinius Rumunijoje, grįžta iš bombardavimo į vieną stovyklą ir ten Vengrijos teritorijoje įvyksta avarija ir dirižablis krenta ir žūsta visa komanda. Ir dabar tame toj vietovėje yra paminklas. O dirižablių angaras buvo naudojamas kaip saugykla, kaip sandėlis ir turbūt besikuriančiai Lietuvos karo aviacijai gal tuo ir pasisekė, kad buvo atitinkamai vokiečių pirmiausia perduotas dirižablių angaras besikuriančiai Lietuvos karo aviacijai. Išlikęs Lietuvos aeroklubo angaro fragmentai 1927 metais pradėjo kurtis Lietuvos sportinė aviacija. Prasidėjo šitoje vietoje, nuo šito angaro. Tarpukario metais Kauno aerodromas buvo tikrų Lietuvos aviacijos lopšių. Kūrėsi ir bazavosi Lietuvos karo aviacijos eskadrilės. Veikė Kauno oro stotis, vyko Lietuvos aeroklubo skraidymai. Iš šio aerodromo savo pirmiesiems skrydžiams kilo visi Jurgio Dobkevičiaus ir Antano Gustaičio sukonstruoti lėktuvai. Gustaitis yra ypatingas ne tik dėl to, kad buvo generolas ar karo aviacijos viršininkas, ar kad jis lėktuvų daug statė. Gustaitis buvo to ypatingas, kad jis kaip tik buvo idėjinis vadas viso to jaunimo. Tuo metu prieš karių, reiškia, prieš
Antrą pasaulinį karą. Jis buvo pagrindinis autoritetas Lietuvoje, aviacinis. Visi kreipdavosi į jį, ir žurnalistai, ir mokiniai, ir tie jaunieji mūsų sklandytuvų konstruktoriai. Jis buvo dievas tada. Ir jisai, kaip sako, baigė savo gyvenimą kaip tikras herojus. Jį norėjo ten kažką tai padaryti skudurų sovietų valdžia, bet jisai nesidavė padaromas skudurų. Jis sakė, ten, kai jį sučiupo, norintį pasitraukti į vakarus, jis pasakė tiesiai, kad aš nepripažįstu čia tos sovietų valdžios, kad tai yra okupacija. Ir savo žodžio nekeitė ir buvo sušaudytas. Ir mes kapo jo nežinom. Ir dėl to tas mūsų memorialas čia šalia aerodromo yra pastatytas būtent pirmiausia Gustaičiui. Tai yra pirmiausia Gustaičio simbolinis kapas. Lietuvos aviacija, karinė, civilinė, reguliarūs skrydžiai vyko iš šiaurinės aerodromo dalies. 40 metais viską tą užgniaužė atėjusi saulė iš rytų, sovietinė okupacija labai skaudžią smūgį sudavė visai Lietuvos aviacijai. Lietuvos aviacija buvo sunaikinta. Lakūnai, kurie nespėjo pasitraukti ar nenorėjo trauktis į vakarus, atsidūrė kalėjimuose ir lageriuose. O likimo ironija, kad pats karo aviacijos vadas, generolas Gustaitis, buvo priverstas dirbti likvidacinės komisijos pirmininku. Jisai pats turėjo sunaikinti tai, ką tiek metų kūrė. Gustaitis buvo nepaprastai šviesi asmenybė ir pagal horizontus, pagal tai, kaip jisai matė aviaciją, manau, kad tai Steponas Darius ir Antanas Gustaitis yra tie du didieji Lietuvos aviacijos šviesuliai. Lituanikos tema labai svarbi Dariaus ir Girėno aerodromui. Transatlantinio skrydžio iniciatorius Steponas Darius skraidyti pradėjo būtent šiame aerodrome. 1933 metais Liepos 15 dieną drauge su Stasiu Girėnu lėktuvu Lituanika pakilo savo svarbiausiam skrydžiui iš Niujorko į Kauną. Tačiau lėktuvui sudužus Soldino girioje, Lituanikos pilotų žygį tęsė jaunieji Lietuvos aviatoriai. Darius ir Girėnas, kai skrido per Atlantą, skrido su tokiu lėktuvėliu, kuris, sakykime, drobinis, skudurinis. Toliau kitas momentas. Šitam lėktuve nebėra durų. Pilotai turėjo lipti per langus, tai, žodžiu, gelbėjimuisi praktiškai kaip ir šansų buvo mažai. Visą kelią labai susikaupę vairuoti ir orientuotis, nes neturėjo jokių navigacinių prietaisų, turėjo tik tai sektantą, kurio pagalba turėjo orientuotis pagal žvaigždes. Ir Dariaus ir Girėno skrydis, jo trajektorija buvo labai tiksli, taip kaip su planuota, ir jie pasiekė Europą. O Europoje atsitiko nenumatytas dalykas, kaip dažnai aviacijoje atsitinka, jie papuolė į labai blogo oro frontą. Pabandė įskristi ir įveikti tą debesį, bet toks lėktuvas nėra pritaikytas skristi tiesiai per audrų debesis, juos labai stipriai supurtė ir pradėjo su pertraukiais veikti variklis. Ir jie nusprendė savo kelionės nebetęsti, apsisukti ir tūpti, ir beieškant tinkamo nusileidimui vietos ir užkliudė Soldino kalvų pušis. Žinoma, kada toks minkštas lėktuvėlis susiduria su medžiais, išgyventi šansų labai nedaug. Šitas akmuo buvo atidengtas 2013 metais Dariaus Girėno legendiniam skrydžiui per Atlantą paminėti 80-mečio proga. Ir štai čia yra civilinės aviacijos peronas, kuriame visa tauta laukia mūsų didvyrių parskrendant. Jeigu būtų atskridę, tai čia čia būtų viskas dar sparčiau vystėsi ir taip toliau. Jų žygdarbis, jisai įkvėpė, mane įkvėpė, mano kartos žmonės įkvėpė ir vyresnius, ir jaunesnius.
Dabar galbūt į tai mažiau dėmesio skiriama, nebent tik tai, kada ateina data, kada pažymėti kažką tai reikia. Ir tai problemų kyla kartais supratimo, kaip ir su šituo aerodromu. Dabar norėčiau grįžti. Dariaus ir Girėno aerodromas. Jam dėmesys labiau reikalingas, negu kad jis didesnis dėmesys, negu jis dabar yra. Iš tiesų, nieko čia per daug brangiai nekainuojantis dalykas. Reikia tik tai įdėti dūšią, dvasią ir jisai gali egzistuoti. Taip kaip jis egzistuoja ir dar sparčiau, dar rimčiau, su atstatytais angarais, su atstatytais replikom buvusių lėktuvų. Ir tai duotų didesnės naudos auklėjant jaunąją kartą. Mes iš tiesų save laikom skraidančią tautą. Mes tokie buvom sovietmečių 50 metų, sovietmečio buvom skraidanti tauta. Mes ir norėtumėm, bent jau tie, kurie tais laikais skraidėsi, skraidanti tauta, norėtumėm išlikti tokiais ir kad mūsų vaikai norėtų skraidyti. Ir vaikų vaikai. Ir galiausiai, kad tas pradžia, nuo kurio prasidėjo, kad jinai išliktų amžinai. 1987 metais pagrindinis aerouostas įsikėlė į Pakaunę Karmėlovoje. Ir čia liko karaliauti tik tai vien kariškiai, kurie išsikėlė iš čia 1993 metais, rugsėjo 1 dieną išvažiavo paskutinis vagonas iš šitos teritorijos ir po to perėjo dispozicijon Kauno miesto savivaldybės. Po sovietinės kariuomenės pasitraukimo aerodromas tapo bendrosios aviacijos meka. Technologiškai daug kas pasikeitė po sovietų kariuomenės išėjimų iš Lietuvos. Ir man iš tiesų, kaip tuo metu buvusiam vadui oro pajėgų, tai tiesiog buvo gaila palikti šitą istorinį tą klodą tokį, kuris susietas, labai giliai susietas su iš vis aviacijos atsiradimu Lietuvoje ir taip toliau. Ieškojom būdų, kaip ką daryti, kad jisai išliktų, kad jis nebūtų sugriautas, kad jis nebūtų statytas. Tikrai norėjusi, kad jisai gyvuotų, kad jisai būtų tas ir toliau pulsuotų tą prieškarinę aviacinę dvasią, trauktų jaunimą, kad žmonės mėgtų tą aviaciją, pamiltų, kad eitų mokytis specialybių reikalingų aviacijai, tuo pačiu galėtų ateiti ir į karinės oro pajėgas. Dabar aerodrome įsikūręs Kauno aeroklubas, parasparnių ir skraidyklių klubai, veikia kelios aviacijos mokyklos. Skraidyklių klubai turbūt irgi skraidyklių Kauno skraidūnų klubas turbūt įsikūrė, sakyčiau, gana tvirtai, dėl to, kad turi savo bazę, savo angarą, kuriame gali laikyti apie 60 skraidyklių ir yra skraidoma parasparniam, yra ir motorizuotam, ir laisviesiam parasparniam galimybę skraidyti. Radio bangom valdomam modeliam irgi yra sudarytos galimybės. Ultralengviem lėktuvam taip pat. Ir pas mus yra galimybė pasipildyti kūrų, skristi toliau į šiaurę, į Rygą, į Estiją, į Suomiją, aplinkui arba į Švediją. Taip kad bendraujama su Švedijos aviacijos veteranais. Kad aerodromas būtų gyva dalis, ne tik istorinė, bet ir su perspektyva į priekį, kad būtų sporto, kultūros, pramogų centrų veiklos organizavimas, kad visi skrydžiai komerciniai, mokami, oro taksi, oro turizmas, sportas, mokymai, kurie ir dabar jau vyksta. Tai aplink šitą visą tą aviacinį turinį turi turėti paslaugų centrai vystytis, kavinės, viešbučių būtinas, kad ir briefingų salių jau dabar yra stygius. Čia tas aerodromas turi būti mūsų, kaip sakant, jis ir yra istorijos dalis, bet jis nėra išryškintas. Ir daleiskim, jaunesnėji kartoj, reiškia, Kauno Dariaus ir Girėno aerodromas, vienas iš aerodromų, reiškia, liktai daug, nieko čia didelio dalyko nėra. O praktiškai istoriniu požiūriu žiūrint, trumpame Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį palyginti, jis turi savo vietą. Šitas aerodromas yra pats didžiausias ir reikšmingiausias ir vertingiausias, manyčiau, eksponatas, kuris veikiantis, kuriame yra viskas tam, kad jisai būtų gyvas. Treniruokliai skraidoma muziejaus dabartinėme pastate, čia realiai galima skraidyti iš šito istorinių paveldosauginio objekto.
Nežinau, mano, sakau, su Stasiu Murza, ta idėja visą laiką kirbėjo, kaip tą padaryti, kaip tą sujungti į vieną bendrą organizmą, kad jisai turėtų didesnį svorį, stipresnis būtų ir galėtų augti. Dariaus ir Girėno aerodromas Lietuvos aviatoriams yra tarsi šventasis laukas, kuriame skleidėsi Lietuvos aviacijos viltys ir vyko didžiosios dramos. Per visą 100-metę istoriją priskaičiuojama apie 40 aerodrome ar jo prieigose žuvusių aviatorių. Daugelio jų atminimas įamžintas aviatorių memoriale. Kada šalia aviacijos muziejaus yra veikiantis pakilimo takas, veikiantis aerodromas, tai yra unikali galimybė turėti ir veikiančių eksponatų. Ir, na, sakykime, panaikinus tą galimybę, tai dalis mūsų dabar esančių eksponatų, kurie gali kilti į orą, jie tiesiog, nu, netenka pusės savo, ne kur pusės, didesnės dalies savo patrauklumo, savo unikalumo. Ir pasaulyje yra labai nedaug muziejų, kurie turi veikiančius eksponatus. Ir tam irgi reikalinga tokia bendrystė, artumas šalia veikiančio aerodromo ir šalia esančio muziejaus. Šiuo atveju šiuo požiūriu mes tikrai išskirtiniai. 2015 metais aerodromas paminėjo savo 100-asias metines. 100-mečių aerodromų galima pirštai suskaičiuoti visoje Europoje. 2-3, o vieną mes turim jį. Aviacijos švenčių metu aerodrome susibūrė tūkstantinės minios žmonių. Tokių renginių svarba miestui nediskutuotina. Masinės aviacijos šventės aerodrome vyksta kasmet, o kauniečiai tikisi, kad ateityje tokios šventės bus dar įspūdingesnės. Aerodromas yra šventa vieta, nes iš čia kylama į dangų. Šitas aerodromas yra ypatingai šventa vieta, nes jau 100 metų iš čia kylama į dangų. Visagali Dieve, mes kylame į dangų, kad galėtume savo lėktuvų variklių gausmu ir orą skrodžiančių sparnų ošimu giedoti tavo garbę ir savo polėkį. Esame žmonės, bet kylame į dangų, į tave, palikę ant žemės savo paklydimus ir silpnybes, užmirždami savo kūnišką svorį. Tu, Dieve, duok mums galingus sparnus, saugok mus, kad mūsų skrydžiai būtų saugus, kad bylotų apie draugystę, garbingumą ir solidarumą su sparno broliais ir visais žmonėmis. Duok mums nuolankumo, kad suprastume savo galimybių ribas tavo beribėje dangaus mėlynėje. Duok mums išmintingos drąsos, kad išvengtume nereikalingos rizikos. Saugok mus žemėje, kad nepaliautume svajoję apie dangų, nes mes visada tikėjome, kad mūsų tėvynė danguje. Kauno Dariaus ir Girėno aerodromas yra nacionalinės reikšmės valstybės saugomas urbanistinis, inžinerinis ir istorinis paminklas. 1995 metais įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registrą bei įtrauktas į Best Flying Destination in Europe – Europos įdomiausių skristi aerodromų sąrašą. Kilometras magistralės tai yra kilometras, o kilometras pakilimo tako nuveda į visą Europą. – 2017 metais vasario 18–25 dienomis Strasbūre vyko pasaulio aviamodelių čempionatas F3P klasėje. Jame dalyvavo ir Lietuvos atstovai Donatas Paužuolis ir Žilvinas Lapačinskas. Donatas Paužuolis užėmė garbingą 3-ąją vietą, jo kolega Žilvinas Lapačinskas 37-ąją. Apie čempionate patirtus įspūdžius, pasiekimus ir atiduotas jėgas kalba aviamodeliuotojai. Nervinga, sudėtinga savaitė buvo, bet tuo pačiu ir šauni, nes susitikom su daugeliu tarptautinių pilotų, draugų iš Amerikos, iš Rusijos, iš Kanados, iš Kinijos. Tai tokie įvairūs jausmai. Daugiau teigiami ir tikrai buvo įdomi savaitė, iš kurios daug ko pasisėmėm. Visa kelionė mūsų nuo durų iki durų, taip sakant, užtruko 10 dienų.
bet nuvykus ten nei minutės realiai laisvos nebuvo. Buvo tai treniruotės, tai pasiruošimai, tai rezultatų analizavimai, susitikimai su organizatoriais, šiokios tokios kalbos su kolegom, kalbos su FAI atstovais, taip kad prabėgo tos 10 dienų visiškai kaip akimirka. Buvo dienų skirtų pasiruošimui, kadangi techninė sporto šaka, tai buvo skirtas laikas pačios technikos akreditavimui. Organizatoriai patikrino, ar mūsų modeliai, įranga atitinka varžybų reikalavimus, tam buvo skirtos dienos. Treniruotės turėjom, toliau oficialiai varžybų dalis, kai vyko rungtys. Na, be abejo turėjom, laisvo laiko be abejo turėjom, bet įskaitant tai, kad reikia pasiruošti, susikaupti, padėti komandos kolegom, pasirūpinti techniką, tai tas laikas prabėgo labai greitai. Aš savo startu patenkintas. Aišku, galėjo būti geriau, visą laiką norisi geriau, bet to, ką pavyko pasiekti, esu patenkintas. Skrydžiai pavyko nusiteikti, susikaupti, technika dirbo puikiai. Aišku, komandos narių pagalba irgi, aš esu jam labai dėkingas už tai, viskas pavyko puikiai ir turiu geresnį kažkiek rezultatą negu praeitą pasaulio čempionatą, tai progresas vyksta ir tai ko reikia. Iš esmės, rezultatų tikrai galime didžiuotis ir džiaugtis. Lietuva mažytė valstybė su mažytė komanda. Ganėtinai sunku varžytis netaimeriniam sporte su didžiosiam valstybėm. Taigi bronzos medalis tikrai džiugina tiek mane, tiek mano kolegas ir trenerius. Tai buvo 2 metų darbas, nuo rudens šlifavimas, tų pačių figūrų atidirbinėjimas, ieškojimas mikroniuansų, ką dar galima pataisyti, pastovus važinėjimas į tarptautinės varžybas, tai aplankėm Vokietijos čempionatą, Šveicarijos čempionatą, Suomijos čempionatą, kad susirinkti patirtį ir matyti, kokie niuansai bus svarbus šiemet. Tai manau, tai negalima sakyti, kad buvo tam tikras darbas tam tikrų metų, tai buvo nuosaikus kokių 2 metų įdirbis. Tai, ką mes skrisime, tai yra 11 figūrų sujungtų į bendrą kompleksą praskridimo, kurį turim įvykdyti varžybų metu, ir jis yra sudaromas ir visiems žinomas, ta prasme, pasaulinės aviosporto federacijos. Ir visi varžybų dalyviai ruošiasi tą patį. Varžybų organizatoriai parodė naujų techninių galimybių, kaip galima tokį čempionatą organizuoti. Ir kas labai iš tikrųjų sužavėjo, tai kad šeimos nariai, kolegos, visi bendraminčiai visam pasaulyje galėjo tiesiogiai stebėti transliacijas, profesionaliai nufilmuotas visame pasaulyje internetu. Tai iš tikrųjų paliko įspūdį ir paprasčiausiai siųsdavom pažįstamiem draugam žinutę, kada mūsų startai, ir gaudavom labai daug atsiliepimų, žinojom, kad praktiškai visam aviomodelizmo bendruomenė mus stebi. Tai iš tikrųjų nepakartojamas jausmas. Teisėjavimas lygiai taip pat buvo naudojama labai daug elektronikos, visi taškai skrydžio metu teisėjų vertinimai iš karto atsispindėdavo tablo. Ekranuose žiūrovai galėjo tiesiogiai stebėti, matydami, kaip pilotas įvykdo figūrą konkrečią, matyti iš karto jos įvertinimą. Tai irgi unikalus dalykas, kurio iki šiol nėra buvę. Vienas aspektas, kas įstrigo, tai pavyzdžiui atidarymo ceremonija. Jinai visada būdavo
sausa, paprasta, be didelių, kaip sakant, ten nukreipimų. O čia buvo pasamdyti aktoriai, kurie labai linksmai pristatė kiekvieną komandą ir kiekvienos komandos pristatymo metu buvo apie tą šalį prezentacija. Tai labai smagu buvo matyti pas mus Sabonį, Dapkutę, Cepelinus, visus tokius stereotipinius dalykėlius apie Lietuvą. Na, vienas čempionatas baigėsi, prasideda pasiruošimas sekančiam. Tai po 2 metų vėl žinom, kad turėsim pasaulio čempionatą. Šiuo metu laukiam patvirtinto naujo komplekso ir mintis sukasi, ką tobulinsim, kaip kovosim toliau ir kaip sieksim dar geresnių rezultatų. Šitos varžybos davė daug minčių ateičiai, tiek asmeniškai, kaip tobulinti techniką ir kaip ruoštis kitom varžybom, kad pasiekti dar geresnį rezultatą. Bet, manyčiau, dar svarbesnis dalykas, su kolega Žilvinu susidėliojom strategiją, kaip populiarinti modeliavimą Lietuvoje, nes tas kitos šalis turi jaunimo, pas mus dėja to lygio nepasiekė. Tai vat, dirbsim ir tą linkme, kad populiarint sportą bendrai, ne tik tai žiūrėti asmeninių rezultatų. Kitoje laidoje matysite. Pasakosime apie įvairių lėktuvų tepimo ir maitinimo sistemas. Kokias funkcijas atlieka skrendantis lėktuvas, kaip taupiai lėktuvuose naudojamas kuras, ką daryti, kad kuras neužsiliepsnotų, kokie bendrosios aviacijos sezono reikalavimai, į ką orlaivių pilotams reikėtų atkreipti dėmesį rengiantis sezonui.